šitas didmeistrių statytas pečius turi vieną kitą minusą. Vienas iš jų yra skylės. Skylės, visur skylės, skylės, skylės. Aš prie tų skilimų irgi prisidėjau, nes truputį užkaitinau, kai jis buvo per daug įdrėkęs. Dabar tas įskilimus bandau aptvarkyti. Bandom jį šiek tiek renovuoti keliam metam, ar pusė metų, nežinau. Ir po to griausim. Bet kol kas mes jį baisiai mylim, nes tai yra vienintelis pečius pirmam aukšte. Geresnio neturim. Nei geresnio, nei kažkokio kito. Tiesiog neturim jokio kito pečius. Dėl to šitas yra mūsų šilumos šaltinis vienintelis šiuo metu. Tai dabar aš bandau truputį aptvarkyti. Po 7 valandų naktinio darbo pečius jau pasikeitęs. Kūčių rytas ir pečius pasikeitė. Kažkaip pabaltavo. Lyg taptų kūčių, net ne kūčių, o kalėdų dovana. Bjaurio ančiuko virtimas į baltą gulbę jau į pabaigą. Liko tik tai pilkoji užpakalinė dalis. Priekis baltas, kur dairais. O gale netvarka. Dar reikės padirbėti, atjungti elektras, nutepliuot, nušlifuot ir bus tai balta kaip ir priekyje. Na ir dar truputį arčiau tikslo. Ištepiau šitą kampą. Pirmą sluoksnį. O dabar tepsiu čia apačią irgi pirmą sluoksnį. Pirmas tas grubusis lyginimas bus. Na, kaip viskas nelygu. Na, tikėkime, kad bus lygiau. Kai baigsiu. Na va. Norėjau šiek tiek pasidžiaugti savo progresu ir užteptų dar vienu kampu probleminiu, kurio baisiai nesinorėjo daryti. Reikėjo pridėti dar vieną beveik plytą, kiekvieną pjautą atskirai ir po to užtinkavau tokį pirmą grubų sluoksnį, kad galėčiau pradėti balinti sienas. O balinsiu elastingais plytelių klijais baltos spalvos. Kol kas tai pasiteisino. Ir neplanuoju keisti. Tai ir nutapiau šitą sieną jau antrą kartą ir šis kartas šiuo metu bus paskutinis, galbūt po to bus kontrolinis kartas, bet jau kai bus paskutinė apdaila. Čia, kad apačioj nėra kažko užklota ir nelabai pergyvenu, kad sugadinsiu plyteles, tai dėl to ir nepergyvenu, nes jos keisis. Čia viskas keisis, bet iš principo siena yra aptepta ir, čia aišku visur dar valysis, šlifuosis, bet išdžiūta aišku turi prišlifuojant, bet toks dabartinis vaizdas. Manau visai neblogai, nėra labai gerai, nėra labai blogai, bet šiaip tai žiūrint į kreivas sienas visai neblogai. Pradėsim čia dėti paskutinį sluoksnį. Čia jau gražiai viskas sulyginta, kiek įmanoma, ir dabar balinsim. Ir jau manau, kad čia jau bus taip kaip ir baigta. Klipu ant pečiaus, kaip atrodo mano darbo vieta.
aš jau ir čia beliko pradėti darbuotis. Nu, va taip atrodo mano nulipimas nuo darbo vietos. Labai patogu. Kaip sakant, saugumas visada pirmoje vietoje. Na, pečiaus apdaila kaip jau ir baigta. Šiek tiek apsitvarkėm kambarį. Nusišlifavom visus kampus, žinoma, prieš tai. Dabar turim tokį rezultatą, kaip turim, visai džiugina. Manau, bus pakankamai gerai šiam etapui. Va, čia buvo priekinė dalis, o čia yra galinė. Viršus aptvarkytas. Čia tą kampą reikia nekreipti dėmesio, nes kažkaip reikės spręsti. Tikrai geriau nei buvo ir pakankamai gerai šioj situacijai. Laukiu tęsinius su naujais projektais.